Nėra tokio dalyko, kaip per daug meilės, per daug priėmimo, per daug autonomijos, tokių dalykų nėra. Sveikos ribos čia yra realiai vienintelis poreikis, kuris eina į abi dalis. Tai reiškia, yra per griežtos ribos ir yra per laisvos ribos. Jeigu žiūrint vaikų reakcijas, galime galvoti, kad tik tai per griežtos ribos yra blogai, bet jeigu žiūrint psichologiją, ne, ir pačio vaiko psichologiją, jis irgi jaučiasi blogai, kai negauna sveikų ribų. Jis iš tikrųjų jaučiasi blogai, jeigu išsisuka iš pasiekmių. Ne? Tai va. Ir pagal ką gali kilti žmonėm, pagal ką reikia statyti, ne, tas ribas, kur yra, nes tai negali būti tėvų nuomonė, tai negali būti vaiko reakcija, ne, nes vaikui dažniausiai į ribas automatiškai, kad gali būti priešiška reakcija. Mes tas ribas turime statyti pagal gamtą, pagal aplinką, kurioje gyvename ir pagal gamtą tam, kad vaikas užaugtų sveikas, gebantis gyventi pats, gebantis užauginti pats vaikus, ne, ir judėti toliau gyvenime, taip.